Panevėžio krašto žmonėms Kazimieras Paltarokas itin gerbtina asmenybė. Jo iniciatyva pastatyta Panevėžio katedra ir dar 14 bažnyčių. Gabus organizatorius, blaivybės platintojas, karštas lietuvis patriotas, tikėjimo gynėjas. Taip apie Kazimierą Paltaroką kalba jį pažinojusieji. Monsinjoras Juozapas Antanavičius didžiuojasi, kad jam teko garbė pažinoti tokią iškilią asmenybę. Anot jo, vyskupas su visais elgėsi vienodai, nesvarbu ar tai jaunas, ar senjoras, ar valdininkas, visi jam buvo lygus. Paltarokas turėjo visada, kaip sakydavo inteligentai, pupilių. Bet tas pupilius buvo ne taip, kad ten saldainėlius pirko. Viską stengdavosi kelti tą, kuris jam atrodė vertesnis, paremti, pasaugoti, kad iš istorijos išeitų žmogus. Buvo kažkada iškilęs klausimas. Ir jis ne tik, kad jis pats savo išmintim turėjo rimtų patarėjų. Kanclerį, kurį laiką turėjo pralatą Antanaitį. Ir taip, bet jis su tokiu piemenėliu palyginus irgi tardavosi. 1949 metais Jonas Kauneckas, kuriam tuo metu buvo 11 metų, pirmą kartą susitiko su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Tąkart vyskupas teikė sutvirtinimo sakramentą. Dvasininkas dar iki šiol pamena, kokios eilės buvo tikinčiųjų, sutvirtinimo teko laukti kone pusę dienos. Tai pasvaly, kai teikė man sutvirtinimą, nuvykome su mama jau 10 valandą ryte. Ir tik tai buvau sutvirtintas 15 valandą Pasvalio bažnyčios šventoriuje. Reiškia, ėjo vyskupas ratais, nes tiek buvo vaikų, kadangi tokie dideli tarpai. Ir aš buvau tik 11 metų. Ir antrą kartą susidūriau su Paltaroku, kai jie atlydėjo Panevėžį. Vilniuje mirė, pasklido žinia, visas Panevėžis sujudo. Dvasininkui Broniui Antanaičiui taip pat teko garbė bendrauti su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Antanaitis pamena, kaip paprasta buvo bendrauti su vyskupu, kuris visuomet priimdavo visus tiek išklausyti bėdas, tiek tiesiog nuoširdžiai pabendrauti. Klebonai atvykę iš parapijų, kadangi užimti kartais būna ir laidotuvės, visuomet drąsus eidavo pas vyskupą vėliau. Ir atvykę iš toliau žmonės taip pat eidavo, ir priimdavo jisai visuomet, nes buvo tėvas, kaip dabartinis popiežius sako, vyskupas yra kunigų tėvas. Pas vyskupą ateiti ne tik reiškia, kad pamokymą gautų, bet ir širdį atvertų, suklydavo, atleisk, padėk, pakilti, ir net paprašydavo iškelti kitą parapiją, jeigu nesiseka darbuotis. Siekiant deramai įamžinti pirmojo Panevėžio vyskupo atminimą, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda skirta Kazimierui Paltarokui atminti. Lankytojai turės galimybę susipažinti su unikalia archyvinė medžiaga, liudijančia vyskupo gyvenimą ir veiklą. Parodoje ir originalūs leidiniai iš Panevėžio kraštotyros muziejaus ir iš minėtų bažnyčių įstaigų ir iš mūsų fondų. Todėl labai džiaugiamės, kad tą progą įgyvendinome dar ir savo parengtą projektą Biblioteka krašto kultūros paveldo sklaidos erdvė ir pavyko įsigyti naują ekspozicinę įrangą, kurioje tikrai galime kokybiškai eksponuoti daiktus ir kitus vertingus dokumentus, knygas ir parodyti juos bibliotekos lankytojams. Paroda apie vyskupą Kazimierą Paltaroką veiks iki kitų metų kovo 31 dienos. Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos internetinėje svetainėje lankytojai šią parodą gali stebėti ir virtualiai.